Labą dieną. Noriu padėkoti Vytautui už suteiktą mum pagalbą. Sakau mum, kadangi buvo pagalba suteikta ne tik tai man, bet ir mano dukrai. Kreipiausi aš pas Vytautą dėl dukters. Nes dukrai 13 metų, jinai yra paauglė ir mes su paskutiniu porą metų su ją nesusikalbam. Kaip ne, susikalbam, bet ta prasme, jinai yra labai užsidariusi, jinai yra pasikeitus radikaliai, jinai buvo linksmas, gyvybingas vaikas, lankė labai daug būrelių. Ir per tos kelis metus, tai ypač praeitais metais, jinai iš visus būrelius metė, apleido, pasidarė jai niekas neįdomu. Ir paskutiniu laiku jinai labai pradėjo įvardinti tai, kad jinai apie savižudybę. Kas mane labai išgąsdino ir aš pradėjau ieškoti jai psichologo, nes mes buvom kreipęsi ten į mokyklos psichologą, bet kažkaip aš galvojau, kad jai kažką reikia daryti, nes žodžiai gali būti ir veiksmai. Ir aš kažkaip tai, nežinau, dabar neatsimenu, kaip, iš kur aš atradau apie Vytautą informaciją, aš jam parašiau žinutę. Vytautas su manim susisiekė ir mes aptarėm visą, aš jam papasakau visą savo tas baimės, abejonės ir Vytautas sutiko padaryti mano dukrai seansą. Sutiko ir dukra. Ir tai vyko praeitą trečiadienį, tai čia šiandien yra irgi trečiadienis, tai yra lygiai savaitė. Ir ką noriu pasakyti, po to seanso mano dukra pasikeitė radikaliai. Jinai netgi tą pačią dieną paliko, atėjo mane apkabino, apsikabino, mes eidama miegoti atsisveikino, bučkis, kaip senais, tais gerais laikais, kaip aš sakau. Ir aplamai visą per tą savaitę jai ir pažymiai pagerėjo. Jinai ramesnė, jinai nori eina į mokyklą, ištrynė visus socialinius savo tinklus. Pati ištrynė, aš tik tai sakau, gal tu ištrink, sako, jo, aš ištrinsiu. Ir jinai ištrynė ir šiaip šiom momentu jinai ten su draugėm jinai susirašinėja, bet ta prasme jinai nebesėdė taip valandas prie to, kaip sakau, socialinių tinklų. Televizorių įsijungia, kur gal kokie keli metai jo nejungus, nes jai neįdomu būdavo, ką per televizorių rodo. Dabar jinai nori tų senų savo vaikiškų multikų, ten žiūri dabar visokius kempiniukus ir palaukų, niekada to nežiūrėjo. Nežiūrėjau porą metų, ta prasme, jinai žiūrėjo anksčiau. Aš džiaugiuosi, aš negalėjau iš pradžių patikėti, kad vaikas gali pasikeisti per netgi tą pačią dieną jinai pasikeitė. Tai tas tikrai didelis Vytautui ačiū. Ir kada aš pamačiau, kad mano vaikui yra labai gerai, aš Vytautui parašiau, kad man pačiai yra problemų, kad aš turiu pati problemų. Nes aš 5 metai geriu antidepresantus. Man taipogi buvo minčių apie savižudybę, bet tai tada aš kreipiausi ne pas Vytautą, gaila nepažinojau šio, bet aš kreipiausi į psichiatrą. Ir psichiatras man išrašė antidepresantus ir aš geriau antidepresantus iki praeito penktadienio. Šiandien trečiadienis, aš jau 5 dienos jo nevartoju. Taigi vėlgi, Vytauto dėka, jisai mane nuvarė, galima sakyti, į mano sielos ir kūno laboratoriją, kaip aš ten vadinu, ir liepė susitvarkyti savo bardaką. Nes visas tos lentynos buvo tiek sujauktos, kad ten reikėjo labai pakapstyti. Ir kaip aš išsiaiškinau ir visą laiką turbūt man tas ir nedavė ramybės, nes aš nežinojau savo prigimties, kas aš esu. Nes aš turėjau mamą, bet aš neturėjau savo biologinio tėvo. Iš vis net nežinau, kas jisai, ir mama niekada nesakė apie jį. Ir aš to seanso metu aš patyriau meilę abiejų.
Aš mačiau ir tėvą, ir mamą, ir kartu juos sujungiau. Ir aš buvau laiminga. Ir tas toksai buvo labai įdomus ir labai neapsakomas jausmas. Taigi negaliu įvardinti netgi kaip tas, turbūt žmonės gal pilnavertį gyvenimą, kurie gyvena ir turi savo tėvus, gal jie tą jausmą turi. Aš jo niekada nebuvau pajutus. O aš pajutau tą tikrą meilę, tėvų šilumą ir meilę. Ir tai, sakau, aš noriu tikrai Vytautai jums padėkoti už tai, kad aš dabar esu laimingas žmogus. Man visai kitaip gyvenimas atrodo. Aš jau 5 dienos negeriu nei vienos antidepresantų tabletės, nei jokios, nei raminančių, nei valerijonų, nieko man nereikia. Nes iš tikrųjų man nereikia. Aš gerai jaučiuosi, aš laimingas žmogus. Nesvarbu, kad ruduo, kad tamsu, bet aš džiaugiuosi gyvenimu. Aš esu atleidus, ne tik tai dabar atleidau jau savo tėvam, kur kaltinu visą gyvenimą savo mamą labai dėl to, kad jinai man nepasako, kas tas mano tėvas, jinai labai buvo kategoriška prieš tai, bet aš kaip suprantu, kad ten jos gal kaltės iš vis net nebuvo. Aš nepykstu ir ant tėvo, kad jisai nepripažino gal manęs, gal paliko, gal kažkas ten gal nepasakė kažko, tai nežinau to, kas ten įvyko, bet aš dabar esu laiminga. Aš laimingas žmogus ir dėka Vytautai. Sėkmės Vytautai jums ir jeigu jums yra kokia ar tai depresija ar kažką, kreipkitės į Vytautą, tikrai jums padės.